Labas rytas. Dabar 7 valandos ryto. 26 laipsniai. 27 dabar. Atsikėlėm šiandien anksčiau. Mes važiuosime tolimesnę ekskursiją. Nu, dar niekur nebuvo matę, kad bulka su kiaušiniu duoto pusryčiam. Gerai, užtenka. Gerai, jau pataisai? Čia yra paprasta kava, čia ir dinamitinė. Kadangi anksti kėliaus, tai man reikia dinamitinės kavos. Čia 3 įvariau į vieną. Gal padės. Arba Red Bull reiks pirkti. Nu va, kavykės gerai. Ką, važiuojam kažkokį senovinį Myros antikinį miestą. Čia veš viską į pilną. Ko nereikia. Nu, kažkur tokias va vietas varom. To tikimės pamatyti tik daugiau. Atvažiavom. Ne, čia tik parkingas. Reikia lipti ir eiti. Karštelis. Nu, einam. Apsitaisėm nuo saulės, kad nesikaistumėm. Tipo, kondiškė, bet dar nieko nejaučiu. Ką, žinau, nieko visai nesijaučiu. Kur čia įėjimas? Mes jau praėjom. Sveiki. Nu tai 600 lyrų mums 2 įėjimas kainavo. Kiek čia pinigais lietuviškais skaičiuojate? Tai 2 eurai kainavo. 2 įėjai. Nu? Eime. Gal einam į tualetą? Kur tualetas? Eime. Nufilmavau, kada eisime ten. Taigi, čia yra senovinis Myros miestas. Myra yra įsikūrus čia nuo Demrės gyvenvietės prie Viduržemio jūros. Iš paties senovinio miesto liko tik graikų romėnų amfiteatro griuvėsiai ir aukštai uolose iškalti kapai. Miestas pirmiausia populiarus tarp tikinčiųjų. Čia gyveno ir buvo palaidotas Šventasis Nikolojus. Ir ten nuo ta bažnyčia dėl to yra cerkvė. O pasak legendos, uoste netoli Myros apaštalas Paulius sustojo prieš išvykdamas į Romą. Tai mes atėjome į šitą senovinį Myros miestą ir norim atsižvalgyti. Tai mirusi tam turėdavo išvažinėti. Tai mirusiųjų miestas va ten, kaip čia dabar išpritrau. Va ten va. Kaip jos ten užtysdavo, nu mes sužinosim.
ar labai sunku ar ne, neužilgo. Eime, pasivaikščiosim. Tai eime iš karto į amfiteatrą, ne? Jo, o, va ten, žiūrėk, tie. Tai va, čia buvo atvykę ir vieni iš mūsų stebimų youtuberių, šeima ant ratų. Mes čia buvom prisižiūrėję jų ir labai irgi norėjom čia atvykti. Tai linkėjimai šeimai ant ratų. Jeigu kada nors pažiūrės mus. Jo, čia tikrai primins greitai. Tas visas tiek manai, su kulkom. Jau tokiais iškilimais. Jo. Nu tai turkai juk nestatė amfiteatrą. Statė romėnai. Graikai romėnai ten turbūt buvo gal susijungę. Ne, tai kažkaip buvo, kad pirma Graikų imperija neegzistavo, paskui romėnų išsiplėtė. Dėl to ir sako, kad graikai yra viso ko pradininkai. Of course. Ne. Reikia žiūrėti. Pažiūrėjau čia. Čia įdomu. Slaptas tunelis. Aš išeinu iš kadro. Padaryti sutvirtinimai, kad laikytų kuo ilgiau. O, eime, pažiūrėti čia. Tiesiog bausmės kambariukas. Arba galėdavo laikyti čia vyną. Gerai, alyvuogės. Bet čia neparašyta, kad čia mes negalime. Čia toks, čia supranti, galva taip, va, toks ir buvo likutis, bet vat sutvarkė. Nu, čia gal buvo laiptai. Bet neatlaikė. Tuoj pasieksim viršų. Ką, veiktai po kojom. Ponios ir ponai, Miros amfiteatras. Grots neįeisim. Aha. Butuka. Kažkas čia yra jie. Sustiprinta. Bandysim ten tą olą įlįsti. Laipteliai
Nes 11 valandą yra tik. Stengiasi nefilmuoti. Kokia status kviestas, aš prisėsčiau, subį nepadėčiau, bet labai jau karštas turėtų būti. O, va. Tas Demra miestas, jisai ištisi šiltnamynai. Kokį, nežinau, 80% šiltnamių visos teritorijos. Ir tik tai keli namukai. Ir šitas va, senamiestis. Priežas. Eina, žiūrėsim. Čia matyti ir palaidoti buvo. Tai gal koks nors paskečiausias buvo palaidotas tiesiai iš amfiteatro. Garbinga vieta. Meška. Ei, meška, 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 meška. Oi, kažkas kaptavas. Tai aišku, ko čia galvoja. Tulika nesakau, bet iš tos pusės kaip gražiai atrodo. Eik savo, matyk, čia foto padarysi. Hop, 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 hop. Va. Senovės mirusių miestas. Ar vietovė. Nu, kaip jums šitas amfikas? Panašus kaip ir visi, tik tai iš jo atsivėrė vaizdas į mirusį miestą. Tai va čia man įspūdingai. Ten aukščiausiam taške VIP apartamentai. Brangiausi. Ten net ir įeiti vidurį negali. Viena. Aukštokai čia. Žinai. Nueiname mes. Čia prie jo audio gali paklausyti kažką tai. Kiek čia tai reikia. Tai va. Čia gyvenis prasidėjo, čia gyvenis ir pasibaigia. Dar pažiūrėsim, kaip amfikas iš apačios atrodo. Tada turbūt jau eisim. Arkos kokios. Štai kaip amfikas atrodo iš apačios. Papuošimai. Graikų užrašai.
Kaip tavo, matai, arka viršui laikosi. Sudėta. Aha. Sudėta be jokių betonų, be nieka. Fizikos dėsnių pagalba.